Nando veikia agrobiotechnologijų srityje. Mes kuriame produktus skirtus žemės ūkiui. Tai yra mikrobiologiniai produktai ir purkštuvų priedai. Abu šie produktai leidžia pagerinti tradicinės agrotechnologijos veikimą ir iš dalies keičia tradicinės trąšas ir tradicinius cheminius pesticidus arba gerina jų veikimo savybės. Ir mes daugiausiai konkuruojam ne su kitais panašiais į save gamintojais, bet konkuruojam su visa rinka. Tai reiškia, kad mes vedame technologijas, kurias reikia adaptuoti ūkininkams. Tai reiškia, užsiemam daugiausiai edukaciją. Tai mūsų technologijos mažina įtaką klimato kaitai. Tai yra daug mažiau invaziniai produktai negu tradiciniai cheminiai ar mineralinės trąšos. Svarbiausia šitoj produktų kategorijoje yra užtikrinti aukštą ir efektyvų suveikiamumą. Tai reiškia, yra svarbu parinkti tinkamas padermes, gerai parinkti gamybos technologiją, formulacijos technologiją. Tai mes visur čia investuojam ir dėl to esam pakankamai aukšto lygio technologiją sukūrę ir dėl to atskiruose verslo segmentuose jau dabar užimame Europoje top 3 arba top 5 pozicijas, jau eksportuojame į daugiau negu 20 šalių, daugiau negu 40 šiuo metu atidarinėjame. Pradėjome daryti žingsnius ir suplanavome naują gamybinį centrą Jonavoje 2026 metais, kuris išplės mūsų gamybinį pajėgumą daugiau negu 10 kartų ir toliau užtikrins augimo potencialą.